Sveiki! Kaip ir praeitam video žadėjau, šiandien pasidarysime funkcionalumą, kuris leis vartotojui užsiprenumeruoti naujienlaiškį apie mūsų projekto startą. Tai dabar esame mūsų projekto dashboard'e ir matome Ready skilty yra įdėta mūsų užduotis Create Landing Page. Tai galima atsidaryti šitą užduotį. Ir matome čia pakankamai detalus aprašymas. Aišku, aš pats tokio aprašymo nedariau. Aš kaip ir dabar daugelis, nežinau, gal nedaugelis, bet tikrai dalis žmonių. Tai tokius dalykus, detalius aprašymus ir panašiai, tai labai lengva paprašyti, kad atliktų ChatGPT. Dabar paskaitykime, ką ChatGPT mums sukūrė. Taip, tai čia pradžioje yra įvardinta, kad aš kaip vartotojas noriu užeiti į svetainę, tenai įvesti savo elektroninio pašto adresą ir užsisakyti naujienlaiškį. Ir vėliau būti informuotas apie tai, kada mūsų projektas startuoja. O žemiau turime acceptance kriteriją, tai yra būtent išvardintus punktus, kuriuos mes turime įvykdyti tam, kad mūsų užduotis tikrai būtų teisingai atlikta. Tai čia darydami užduotį mes iš eilės pasitikriname, ar tikrai nepraleidome kažko, pasižiūrim, ar mūsų sukurtas funkcionalumas atitinka šitus aprašymus. Ir jeigu viskas atitinka, mes pratestavome, veikia, reiškia užduotis atlikta, galim daryti pull requestą. Ir kadangi aš aišku vienas dirbu, niekas nereviewins, pats susimerginsiu ir pats pareviewinsiu. Tai gerai, dabar apačioj matome, kad yra toks wireframe, tai čia aš pats susikūriau šitą wireframe'ą, tiesiog, kad suprasti, ką aš noriu tenai padaryti. Kaip anksčiau minėjau, aš nesu frontenderis, o esu backenderis / fullstackeris, tai dizainai tikrai nėra stiprioji mano pusė, bet tiesiog pasibraižiau šiek tiek, kad kuriant nereiktų blaškytis, ką ir kur aš noriu pasidaryti. Taigi matome, viršui bus headeris, tai yra čia bus įdėtas logo, keletas socialinių ikonų, čia elektroninio pašto ikona, taip pat fonui naudosiu New Yorko nuotrauką. Ten bus, sakykime, ta nuotrauka šiek tiek uždėta su tokiu šiek tiek permatomu atspalviu. Taip pat turiu kažkokį didelį tekstą, H1 tekstą, turiu šiek tiek informacijos apie tai, kad prenumeruokite mūsų projektą. Taip pat čia bus inputas, suvesti elektroninio pašto adresui, mygtukas užsakyti naujienlaiškį ir apačioje bus šiek tiek išvardinta didžiųjų miestų. Laikinai dabar miestus padarysiu kaip nuorodas, kurios niekur neves. Bet kažkurio serijoje minėjau, kad norėsiu šiek tiek paeksperimentuoti su SEO. Tai yra būtent iki to laiko, kol sukursiu jau pilnai veikiantį projektą. Aišku, tai užtruks laiko, nes vienam kuriant tokios apimties projektą tikrai užtrunka, o dar plius jis daromas yra visiškai laisvu laiku. Tai norėsiu šiek tiek padaryti gal kažkokių tokių landing page'ų, būtent skirtų atskiriems tokiems miestams, bent jau keliems pagrindiniams miestams. Ir, kaip sakiau, šiek tiek paeksperimentuoti. Savo kasdieniai veikloje aš SEO dalykų nedarau visiškai. Turiu tik tai patirties iš savo asmeninių laisvalaikio projektų ankstesnių, tai tam tikri dalykai, kurie suveikia, pabandysiu čia paeksperimentuoti. Tai gerai, tai mes dabar jau turime visą informaciją, ko mums reikia, tai aš dabar iš eilės tų punktų neskaitysiu, eigoje galėsim pasižiūrėti. Galime dabar užsidaryti šitą užduotį, kelti jį in progress ir dabar eiti mūsų, arba netgi nereikia eiti, mes galime tiesiai iš mūsų šito užduoties aprašymo susikurti netgi savo branchą, kadangi mūsų užduotis priskirta yra frontendiniai repozitorijai. Galime pasižiūrėti, čia kažkurioje vietoje turėtų būti, kad sukurti mums create branch. Štai, mes galime dabar sukurti netgi mūsų branchą. Tai aš dabar galiu pasižiūrėti taip, ką mes čia turim. Taip, čia yra mūsų repozitorija, nuo kur mes dabar branchinsimės. Tai mes branchinsimės nuo develop, nes čia galim rinktis develop, main staging. Tai dabar branchinsimės nuo develop. Ir dabar čia netgi parašysiu tiesiog pradžiui taip branchų pavadinimą, kad tai yra feature'as ir trumpai landing page. Tai viskas, tai tiesiog čia bus mūsų branchų pavadinimas, branchinamės nuo develop'e ir viskas. Ir galime spausti create branch. Taip, čia rodo dabar, ką mums galime pasidaryti, bet visus šitus dalykus pasidarysime mūsų editoriuje. Taip, branchas sukurtas. Galime dabar persijungti mūsų editorių. Atsidariau editorių ir kairiai pusėje atsidariau naršyklę. Taip, viršuje matome, esame develop branch'e. Jeigu aš dabar paieškosiu landing, matome šito branch'o kol kas nerodo. Tai galime paspausti čia, kad atsinaujinti visus branch'us. Čia užtrunka keletą sekundžių, bus atnaujinti visi branch'ai. Ir dabar, jeigu aš pradėsiu rašyti landing, matome, mes jau šį čia pačioje rodo, kad yra landing page. Tai gerai, mes įsičekautiname šitą branch'ą. Na, štai rodo, kad esame jau dabar landing page branch ir čia viršui pasikeitė jų pavadinimas brancho. Viskas tvarkoja. Dabar galime pasižiūrėti, kaip atrodo dabartinis mūsų appsas. Tai paskutinį kartą, kai sukūriau Hello World, tai šiek tiek update'inau labai minimaliai, tai tiesiog sudėjau keletą žodžių
kad nebūtų visiškai tas Hello World likęs. Tai šiandieną šiek tiek prasitrinsim, kas buvo prieš tai tam padaryta, bet kaip ir minėjau, ten buvo labai smulkus darbai, tai net nebuvo verta jų rodyti. Gerai, tada nueiname į mūsų skriptus, paleidžiame dev ir dabar to neužilgo pamatysim, atsidarys mūsų aplikacija kairiai pusiai. Štai atsidarė, aš susimažinsiu šitą langą. Na va, ir mes turim tiesiog tekstą, kurį minėjau prieš tai buvau įdėjęs, tai čia nieko ypatingo. Ir dabar galėsime šiek tiek parefaktorinti jau prieš tai buvusius pakeitimus ir sudėti mūsų naujus pakeitimus. Taip, atsidarome mūsų page puslapį, matome, čia buvo įdėtas nedidelis gabaliukas kodo, tai viską šiuo atveju išsitrinkime. Tai paliksiu šitas Tailwind klases. Be to, kad naudosiu Tailwindą, taip pat nusprendžiau naudoti ir komponentų biblioteką, kuri vadina SHA-CN. Tai dabar galime mes ją kaip tik atsidaryti. Štai šitą biblioteką, aš padidinsiu ekraną. Taip, tai yra komponentų biblioteka. Ir kad iš karto susikonfigūruoti tą būtent bibliotekos nustatymus, kad mes ją galėtume iš karto patogiai naudoti, tai yra instaliuoti įvairius komponentus, galime nueiti į temas ir čia galime nusikopijuoti kodą tam, kad galėtume turėti visą puslapio tą spalvinę struktūrą. Tai aš dabar galiu pasirinkti dar kažkokią kitą spalvą. Šiuo metu matau, kad artimiausia yra spalva Rose, pagal tai, koks yra mūsų logotipo spalvos. Tai palikime Rose. Dabar čia klausia, koks nori būti mūsų elementų šitas apvalinimas. Palikime defaultą, tema šviesi, viskas tvarkoj. Tai gerai, dabar aš nusikopijuoju šitą kodą. Tai matome, čia mums rodo, ką reikia įsidėti į CSS failą. Aš šitą nusikopijuoju, einame į mūsų editorių, susirandam CSS failą ir čia viską įdedam. Taip, dabar mums reikia grįžti ir pasižiūrėti, kaip mums reikia dabar instaliuoti viską. Tai galima eiti į Docs ir dabar čia yra Installation. Pasirinkam Next.js ir kaip matome, čia rodo, kaip dabar susikurti patį Next.js appsą. Tai šito mums nereikia daryti. Dabar mes einame šitą žingsnį. Inicializuosim mūsų šitą komponentų biblioteką, atsidaro mūsų terminalą, nukopijuojam, spaudžiam Enter. Taip, dabar atsirado klausimas, kokį norime stilių naudoti, pasirinksiu defaultą. Dabar čia klausia, kurį nori base color naudoti, paliksiu tą patį, koks yra defaultinis. Ar norite naudoti CSS variables, palikim yes. Ir viskas, ir dabar neužilgo turėtų pabaigti visas konfigūravimo procesas. Štai baigėsi visas konfigūravimas. Galime uždaryti. Ir kadangi man reikės inputo ir buttono, tai galima iš karto nueiti pasižiūrėti, kaip susidėti šitus elementus. Tai čia matome, kairiai pusėje yra visi komponentai, tai susiraskime, kad mums reikia buttono. Tai čia tiesiog standartinis buttonas, turi visus tos stilius, kas liečia hoverį ir panašiai. Tai dabar galime pasižiūrėti, kaip mes galime įsidėti šitus buttonus. Tai pasikopijuojam šitą kodą, tai C-line, čia mūsų npm-as. Ir matome, kad čia tiesiog paleidžiam komandą, mums pridės buttoną, sukurs components package ir visus šitus elementus jau turėsime pas save viduje ir nebereiks mums ten papildomai galvoti, kaip sukurti kokį buttono variantą, tai yra ar jisai turi būti ten su kažkokiu borderiu, ar tai turi būti pilnai užpildytas tas elementas, visą tą jau padarys šitą biblioteką. Taip, vėl įkopijuojam, paleidžiam. Nu štai, matome, kad viskas done. Taip, matome, atsirado buttonas. Jeigu dabar į vidų užeisim, čia visas šitas kodas. Taip, tvarkoj, kol kas nesigilinam, turim buttoną ir mums reikės dar inputo. Taip, čia yra input šitas komponentas. Vėl tą patį padarom, nusikopijuojam, naudojam npm, grįžtam atgal į mūsų editorių, įklijuojam, spaudžiam Enter. Taip, matom, inputas irgi jau yra pridėtas. Tai turėtų dabar atsidaryti, jeigu čia atnaujinsiu, tai pasižiūrim source, components, matome UI ir turim buttoną ir turim inputą. Nu, viskas super. Gerai, šitus du elementus turim, kol kas liktai daugiau nieko iš šitos bibliotekos mums nereikia. Na ir dabar galėsime pradėti struktūruoti savo aplikaciją. Tai aš čia dar pamažinsiu langą, tada irgi šitą langą pamažinsim, tam, kad matytume, ką mes čia programuojam. Ir aš dabar darysiu patį, sakykime, tokį ne visai kaip programavimą, bet aš tiesiog pakopijuosiu tam tikras dalis, kurias aš jau pasirašiau prie šitą video, tam, kad neužtrukti labai ilgai, nes jeigu dabar gyvai bandyti programuoti, tai čia gausis toks labiau
reiktų daryti live streamą kažkokį ir bandyti ten programuojant kažką, diskutuoti, aiškinti ir panašiai. O aš turiu pasirašęs prieš šitą pamoką jau kažkokio kodo gabalus, aš juos po truputį įsiklijuosiu ir tuo pačiu paaiškinsiu, ką aš ir kaip dariau. Tai pirmas dalykas, ką aš dabar pasidarysiu, tai kaip ir prieš tai rodžiau užduotį, yra Fireframe nurodyta, kad noriu turėti kažkokį background nuotrauką. Aš tą nuotrauką jau įsikėliau tiesiog į Cloudflare Images, to dalyko nerodysiu, nes ten buvo tiesiog rankiniu būdu įkeltas paveiksliukas ir pasiėmiau tą nuorodą būtent iš kešo, kad galėčiau šitą paveiksliuką visą laiką servinti. Tai dabar čia aš šiek tiek pridarysiu. Aš dabar tiesiog čia įsikliuosiu pakoreguotus šitus visus class name'us. Tai yra tam, kad šiek tiek pakoreguoti visą šitą stilių ir uždėti background'e paveiksliuką. Štai dabar aš įdėjau pakoreguotus stilius, matome, naudojam flexą, nurodau min, tai yra mažiausią reikalingą aukštį, nurodau, kad tai naudotų visiškai pilną plotį, taip pat, kad centruotų mūsų backgroundą, nekartotų jo ir taip toliau. Ir dabar, jeigu mes pabandytume atsinaujinti, matome, atsirado New Yorko nuotrauka. Tai dabar netgi jeigu ir padidinsime, matome tą nuotrauką atitinkamai pagal rezoliuciją didinasi, mažinasi. Ir dabar pradėsime kurti mes visą šitą subscription komponentą. Sakau vieną komponentą, nes tikslas yra padaryti kaip vieną komponentą šitą subscription, nes vėliau, kai jau šitą paleisiu būtent tokį prenumeratos puslapį, didžioji dalis viso šito kodo bus tiesiog panaikinta, nes jau darysime normalią aplikaciją. Tai tiesiog visą šitą funkcionalumą, kuris bus toks laikinas, aš sudėsiu į vieną komponentą. Taip, dabar pasirašiau subscription ir čia mes galime šitą komponentą susikurti. Tai dabar eisim į components. Šitą sumažinu, UI palikime, čia bus visokiem dalykam tokiem, kurie pakankamai smulkus ir pastoviai pernaudojami ir dažniausiai jie bus vis tiek susijęs su SHA-CN biblioteka, arba aš vieną kitą kažkokį komponentą ir pats pasirašysiu, tokį, kuris irgi bus galbūt daugiau vietų pernaudojamas. Taip, dabar mes susikurkime irgi tokią pačią papkę. Taip, papkę susikūrėme, dabar tiesa aš pasikopijuosiu pavadinimą, ką man nereiktų rašyti jo. Ir susikūrėm šitą failą. Tiesa, aš dabar pats ranka parašau galūnę .tsx. Iš tikrųjų galėčiau to nedaryti, netgi galiu ištrinti ir galime nueiti čia spaud dešinį klavišą ir, pavyzdžiui, susikurti TypeScript failą. Ir tada tik tai reikia pačioj pasirinkti, kad tai bus JSX-as. Tada rašome tik pavadinimą ir jau nebereikia nurodyti kokią tai galūnę. Ir automatiškai mums matote sukuria TSX failą. Ir aš dar turiu pasidaręs tam tikrų shortcutų, tai kad patogiai greitai pasigeneruoti kažkokią arrow function. Tai 3 raidės, spaudžiu tab ir matome, man sugeneravo šitą subscription arrow function. Dabar mums reikia šitą subscription pasidaryti iš keletos komponentų. Tai yra mano tikslas, kad čia įsidėsiu tą viršui kaip headerį, kur mes turėsim logotipą ir turėsime socialinės ikonas. Ir apačioje čia bus dar dalis, kuri susijusi su ta kaip hero section, tai yra kur bus teksto, bus inputas, mygtukas ir taip pat miestų lokacijos. Tai viskas dabar bus sudėta į vieną divą ir aš čia dabar laikinai tiesiog parašysiu trumpai divas vienas, tai bus mūsų headeris ir antrą divą dabar padarysiu čia laikinai irgi ir pavadinsim mūsų hero. Dėl hero tai nežinau, čia pats tinkamiausias pavadinimas, hero vadinti tą visą sekciją čia, kur bus su tekstu, bet kiek esu pastebėjęs įvairiuose dizainuose ir panašiai tą dalį vadina hero. Taip, dabar, kaip ir minėjau, tam tikrus dalykus aš jau pasikopijuosiu iš to, ką aš turiu pasidaręs, tai pagrindė tas liečia įvairius divus, visus class name'us ir taip toliau, tai čia dabar mes įsidėsime stilius, kad suformatuoti būtent šitas dvi dalis taip, kad viena būtų viršuje, o kita būtų sucentruota per likusią visą aukštį. Taip, dabar šiek tiek pamažinsiu. Štai, dabar ką aš įsidėjau, tai rašome, kad naudosime flexą šitam divui, viską sudėsime stulpeliu. Taip pat, kad tam tikri komponentai būtų išdėstyti būtent šiuo atveju headeris ir hero priešingose dalise. Tai reiškia, kad jeigu mes viską išrikiuojam stulpeliu, tai vienas elementas turėtų būti viršui, kitas elementas turėtų būti apačioj. Taip pat naudosim konteinerį. Konteinerį naudosim tam, kad mes galėtume apriboti plotį, tai yra maksimalų plotį būtent visų šitų elementų. Taip, šiek tiek jau kažkokio čia stiliaus pasirašėm, kad bus čia du komponentai. Taip, grįžtam į page ir čia mes
Importuojam. Tai dabar mes galime, matome, čia rekomenduoja importuoti subscription iš subscription, bet mes galime čia įsidėti naują index failą, index.ts, tam, kad turėti šiek tiek tvarkingesnį importą. Rašom export viską from subscription. Gerai, tai dabar mes eksportuojam iš savo šito index failo šitą subscription komponentą. Ir jeigu mes nueisim čia dabar į page tsx, spaudžiam alt enter ir matome, mum importavo. Tai dabar aš sumažinsiu, štai matome eta/component/subscription. Jeigu aš nebūčiau dėjęs to indekso, tai būtume dar per vieną slepšą dar turėję dar vieną subscription. Taip, gerai, tai dabar komponentai importavomės, pabandom pažiūrėti, ar čia kažką rodo. Matome pačioj, rodo ir hero, ir headerį. Tiesa, mes dabar nieko nematome, nes tekstas yra juodas. Tai laikinai aš galiu tiesiog uždėti, kad čia šitas tekstas būtų baltas, bent jau tam, kad pamatytume, kur yra mūsų elementai. Tai va, matome čia header yra viršui ir hero yra apačioj. Viskas tvarkoj. Taip, dabar mums reikia tada susikurti šitą headerį. Pašalinsiu tada šitą text white, nebereikia mums. Ir mums dabar reikia grįžti ir susikurti šičia subscription viduje mūsų headerį. Taip, tada spaudžiam new file. Taip, sukūriau failą, vėl naudoju shortcutą, taip, turim header. Taip, dabar headeris pagal mūsų prieš tai žiūrėtą tą užduoties aprašymą turi turėti čia logotipą, keletą socialinių tinklų ikonų ir viskas. Ir viskas turi būti taip išdėstyta, kad logotipas yra kairiai pusiai prispaustas, o visos ikonos yra dešiniai pusiai. Pasididinkime dabar editoriaus langą. Ir aš čia dabar įsiklijuosiu kodą, būtent headerio kodą ir pereisim ir pasižiūrėsim, ką aš įsidėjau. Taip, dabar aš turiu čia headerio tagą, sudėjau class name'us, tai yra sudėjau šiek tiek stilių. Toliau turiu image komponentą, tai šitas komponentas yra būtent specifinis Next.js framework'ui. Pabandykime dabar importuoti, spausdami alt enter. Matau, nesiūlau tokio net importo, tai reiškia, tą teks padaryti rankomis. Dabar galime pasižiūrėti, kas čia viduje yra sudėta, kokie propsai yra surašyti šitam image komponente. Tai pirmas yra source'as, tai yra čia kelias iki logotipo. Dabar logotipą esu įsidėjęs čia į public package. Ir kaip matome, čia yra nurodytas, kad yra SVG formatu logotipas. Toliau pagal dokumentaciją yra privalu turėti aukštį ir plotį, bent jau kiek skaičiau image komponento aprašymą. Taip pat mes turime alt tekstą. Uždėjau flagą, kad čia yra priority, tai reiškia, kad jį užkrautų kaip vieną pirmųjų resursų, kaip prieš atvaizduojant svetainę. Toliau čia susidėjau šiek tiek stilių ir matome žemiau, aš turiu unordered list ir turime list itemus. Tai yra viską padariau kaip listą ir kiekvienas šitas elementas yra kažkokia ikona, kuri yra kaip nuoroda. Tai matome, turiu Instagramo, turiu Squareplay, tai čia bus YouTube'o ikona ir mail, tai čia bus elektroninio pašto ikona ir matome, kad šiuo atveju čia yra ne nuoroda, o yra mail to atributas uždėtas ir nurodytas elektroninis paštas. Taip, dabar visas šitas ikonas aš naudosiu iš Lucid ikonų. Dabar galime greitai pasižiūrėti jų svetainę. Štai čia atsidarė jų svetainę, atidarysiu dabar, kad daugiau matytųsi. Ir matome, čia yra įdėtas icons, čia galima pasiieškoti, yra daugybė ikonų, bet mums svarbiausia, kaip mums dabar instaliuoti šitas ikonas. Pasirinkam installation ir dabar einame čia žemyn, kur yra React ir čia pasirinkam npm. Tai dabar nusikopijuojam šitą npm install Lucid React, einame atgal į mūsų editorių, tai galim sumažinti šitą langą ir dabar čia įkopijuojam ir spaudžiam enter. Taip, instaliavo mūsų ikonas. Dabar galime pasižiūrėti, ar pavyks importuoti. Ant Instagramo spaudžiam alt enter. Štai atsirado importas. Spaudžiam čia ant Squareplay alt enter. Ir ant mail spaudžiam alt enter. Dabar pasižiūrėjom viršui. Taip matome viską importavo, išskyrus matom Instagramas, kad rašo, kai yra deprecated. Jo, pasižiūrėjau, kad taip ir yra. Tiesiog dėl tam tikrų dalykų jie sekančiose versijose planuoja atsisakyti būtent įvairių socialinių tinklų ikonų, bet kadangi dabar nenori ieškoti dar kažkokių kitokių ikonų, atskirai jas importuoti arba ten kažkokius naudoti SVG failus, tai kol kas paliksiu šitą Instagramo
ikoną ir jeigu neapdeitysim dependencijų, tai kurį laiką jinai čia tikrai sėkmingai bus atvaizduojama, o vėliau mes vis tiek perdarysim visą mūsų UI, kai jau darysim pilnai visą projektą ir šitų, bet kuriuo atveju šitų visų komponentų jau nebeliks. Gerai, taip, dabar mes viską suimportavom, dabar turime eiti atgal į mūsų subscription dalį, matau, kad niekur nėra jinai dar importuota, reiškia, čia turime pasidaryti importą. Ir gerai, dabar čia rašome, tada mes turėsime headerį. Taip, dabar žiūrim, header importavo iš subscription, bet mums reikia sumažinti šitą importą, nes turime viską tam pačiam package. Nu ir dabar pabandykime grįžti į mūsų svetainę ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Nu va, štai, kaip matote, atsirado logotipas, atsirado tos 3 socialinių tinklų ikonos. Ir jeigu mes dabar užvesim ant šitų ikonų, matome, kad mes turim hoverį. Spalva yra ta pati raus, kurią mes tada nusikopijavom, kai konfiguravom mūsų visus CSS nustatymus. Ir dabar po headerio mes turime pasidaryti šitą hero section. Tai vėlgi galime pasirašyti hero. Ir čia tiesiog taip pat čia viduje subscription šitos papkės mes pasikursime dar vieną komponentą hero. Ir dabar mums reikia sustruktūruoti šitą komponentą. Jisai bus iš 3 realiai dalių. Tai pirma dalis tai yra visa tekstinė informacija, tai pirma dalis būtų tekstas, antra dalis bus mūsų forma, kur tenai bus inputas ir buttonas, ir trečia mūsų dalis bus visos lokacijos. Tai va, taip galime taip dabar paprastai pasižymėti. Viską šitą mes įdėsime į divą, nes norėsime tos elementus išrikiuoti vieną po kito, tai yra stulpeliu, tai čia iškart galime rašyti class name. Ir dabar čia aš įsidėsiu tam tikrus stilius, kuriuos jau turiu pasiruošęs. Tiesa, dar sumažinsiu šitą sidebarą, kad daugiau matytųsi kodo. Štai dabar įdėjau tos stilius, vėl tas pats flexas, išdėliosim viską stulpeliu. Taip pat noriu, kad šitas komponentas, kurį dabar mes čia darysime, jisai užimtų visą vietą nuo ten, kur baigėsi mūsų headeris, iki pat apačios. Taip pat išcentruosim tam tos komponentus, bet juos išcentruosim irgi iš to, kiek vietos užima iš aukščio šitas komponentas ir tada viską centruosime jau vertikaliai. Taip, pratrinkime dabar likusią šitus tekstinę info, dabar pasižiūrim, kur atsiras mūsų tekstas. Matome, kad dar nėra importuotas šitas komponentas, grįžkim atgal į subscription, čia spauskime Alt-Enter. Ir čia galime irgi šiek tiek pratrinti, kad trumpesnis, gražesnis importas būtų. Ir dabar grįžtame vėl atgal į hero, tai čia persikompiliuos visas kodas. Nu, va, čia atsirado mūsų tekstas dabar, kurį turime. Taip, dabar eis antras divas. Tai antram dive bus mūsų visa tekstinė informacija. Tekstinė informacija, tai turėsiu vieną H1 tagą ir vieną paragraf tagą. Tai juos galiu dabar iš karto pasikopijuoti. Štai dabar užsidėjau šiek tiek class name ant mūsų šito pagrindinio divo, kuriame bus visa tekstinė informacija. Taip pat turiu H1 tagą su pavadinimu Big City Lovers ir turiu paragraf tagą, kuriame yra ta tekstinė informacija. Tai dabar pasižiūrime, kaip visą tai atrodys mūsų svetainiai. Štai matome didelis užrašas, matome šitas informacinis tekstas. Ir gerai, grįžkime tada į mūsų editorių. Ir dabar mums reikia susidėti likusias dalis. Tai formą susidėti, kur prenumeruosime naujienlaiškį ir mums reikia lokacijų. Tai galime dabar pradėti nuo lokacijų, nes forma sudėtingesnė yra, ten daugiau įvairių dalykų vyksta, tai dabar galime įsidėti tiesiog visas lokacijas. Aš jau esu susikūręs masyvą lokacijų, iš karto čia dabar įsidėsiu. Taip, viršui tada mes padarysime naują eilutę ir čia aš įdėsiu mūsų lokacijas. Taip, tai locations, tai čia bus tiesiog masyvas stringų. Čia matot užvedus, ką mes turime read-only masyvą. Gerai. Taip, dabar čia mes tada galime susidėti komponentą, tai ką mes darysim, tai paimsime ir praiteruosim per visus locationus. Mes turim locationus masyvą, tai galime lengvai naudojant map funkciją praiteruoti. Ir dabar toj map funkcijai kiekvienas locationas, tai principą galėtume pavardyti kaip city ir čia tiesiog pasirašyti mūsų JSX, tai yra kodą, ką mes norime su kiekvienu šito locationu atlikti, kokį komponentą išrenderinti. Tai aišku, mes išrenderinsim buttoną, kuris veiks kaip mūsų nuoroda. Taip, aš čia iš karto įsiklijuosiu šitą kodą. Taip, kaip matote, dabar mes iteruojam per locations, pasiimam vieną location, tai yra vieną miestą, ir tada mes sukuriame buttoną, čia dedame key, tai yra, kad kadangi iteruojame per masyvą, tai mums reikalingas key,
kai bus mūsų kiekvienas miestas. Toliau čia nurodau dydį, čia nurodau, koks tai yra variantas. Čia, jeigu prieš tai pamenate, mes buvom įsidėję šią CN button, tai yra komponentą, tai dabar būtent aš tą komponentą ir naudoju. Čia šiek tiek pasirašiau stiliaus, tai yra susirašiau kelis class name'us. Ir čia turėsime linką. Linkas jau bus būtent iš Next.js, tai yra kuris leis mums vėliau naviguoti į kažkokį vidinį puslapį. Taip, dabar mums reikia atlikti importą. Tai aš spaudžiu Alt Enter ir matome, mums iškart siūlo importuoti mūsų buttoną iš Components UI button. Ta ir padarom. Ir dabar mums reikia importuoti dar linką. Ir dabar klausia, ar norime linką importuoti iš Next.js link, ar norime importuoti iš ikonų, bet pas mumis, aišku, reikalingas yra Next.js linkas, tai šitą irgi atliekame. Ir dabar galime tiesiog, taip, viską liktai suimportavo teisingai, dabar galim pasižiūrėti, ką mums čia pačio išrenderins. Matome, mums išrenderino dabar visus šitas nuorodas. Ir aš dabar norėčiau, kad tos nuorodos eitų iš tikro horizontaliai, nes jeigu aš dabar palieku taip, kaip yra, gaunasi, kad pas mumis visą kiekvieną nuorodą stilius pareina iš šito tėvinio divo, tai mums reikėtų tiesiog viską dabar susidėti čia į divą. Ir dabar perkelsiu visus locationus į divą. Taip, dabar pamatysit, šiek tiek stilius turėtų pasikeisti ir dabar mums reiks dar keletą class name'ų pasirašyti. Tai aš norėsiu tiesiog, kad visas tekstas būtų center, text center ir sudėsiu, kad vertikaliai būtų šiek tiek papildomo paddingo. Tai paddingas Y yra 4. Ir pasižiūrim, dabar galime atnaujinti. Matome, dabar viskas susicentravo. Jeigu mes padidinsim, tai atrodo taip. Tai tvarkoj, dabar susidėjome mūsų lokacijas. Ir kaip sakiau, kiekviena lokacija tai bus vėliau nuoroda, kurią pasikoreguosim, kai jau norėsim pasižaisti su SEO kažkokiais dalykais. Ir paskutinis žingsnis, mums reikia susikurti formą. Dabar formą aš kursiu kaip atskirą komponentą, tai rašau form. Ir dabar toks vienas svarbus niuansas, kuris būtent yra specifinis Next.js'ui, nes jeigu naudojate iki šiol Reactą, tai visi Reacto komponentai yra client-side komponentai. O Next.js atveju yra kiek kitaip. Tai yra dabar mes, jeigu turime savo komponentą Hero arba komponentą Subscription, jie pagal nutylėjimą yra visi server-side komponentai. Tai yra mūsų HTML yra generuojamas serverio pusėje. Bet mūsų forma bus client-side komponentas, nes mums reikia naudoti tam tikrus hookus, kuriuos galima naudoti tik tai client-side komponento atveju. Tai yra visi hookai, tokie tie patys kaip useState, useEffect. Ir šiuo atveju hookai, kuriuos naudosim, kurie susiję su forma, jie galimi yra tik tai client-side komponente. Tai yra server-side komponentėse mes hookų negalime naudoti. Todėl dabar šitą formą kuriu kaip atskirą komponentą. Ir kai dabar mes šitą komendą susikursim čia viduj subscription. Štai susikūriau form komponentą, pridarysim. Dabar viršui mums būtina nurodyti, kad mes naudosime šitą komponentą kaip client-side komponentą. Tai čia turim viršui parašyti use client. Kito atveju mums visi hookai neveiks ir mes turėsime, sakykime, čia errorus, kadangi rodys, kad hookai negalimi server-side komponente. Netgi galime tą pabandyti, pasirašyti, pabandykim useState pasirašyti, const. Taip, useState, čia mums nieko nereikia daryti, bet dabar pabandykime ištrinti mes use client. Arba taip palikti ir pasižiūrime dabar, kas bus. Taip, dabar pas mus rodo, kad forma nėra importuota, importuokime formą. Taip, čia forma, kaip ir prieš tai pratrinsiu, paliksiu tik tai .form. Dabar grįžtame į formą, pabandome atnaujinti. Ir matome mes jau iš karto klaidą. Čia matome klaidas kiek keičias. Taip, you are importing a component that needs useState. It only works in a client component, but none of its parents are marked with useClient. Tai va, ką ir minėjau, kad jeigu mes pabandysim naudoti kažkokius hooksus ir tai nebus client komponentas, kad mes atskirai explicitly nenurodysim, kad tai yra useClient, mes gausime tokį erroro pranešimą. Gerai, tai dabar galime atgal atstatyti useClient. Ir jeigu dabar mes atstatytume, pamatysim, jau klaidos nebėra. Štai matome tą patį vaizdą, kurį prieš tai turėjom. Taip, gerai, tai mums useState nereikės, mes naudosim kiek kitą hooksą, čia galima išsitrinti useState. Taip, dabar mes naudosime hooksą, kuris, man atrodo, kiek žiūrėjau dokumentacijai, būtent React'e atsirado 19 lygtai versijų. Be šitą hooką galime pasižiūrėti React'o dokumentacijoje. Štai atsidariau use form state.
Ir čia yra būtent oficialioji react.dev svetainiai ir parašyta, kaip galima naudoti šitą hooksą. Kai matome, čia yra nurodyta, kad use form state priima actioną, priima initial state ir dar yra papildomas optional parametras. Tai dabar, jeigu pasižiūrėtume, kaip veikia use form state, tai mes čia į šitą use form state parduodame kažkokią funkciją, mūsų actioną. Tas actionas, kaip pavyzdys šiuo atveju, tarkim, inkrementina, prideda po vieną kiekvieną kartą įvykus tam actionui. Čia mes turime state'ą, tai yra šitas state'as būtent kokia dabar yra būsena, jeigu mes pakeitėme šitą initial state'ą šitoj dešiniai pusėje ir pridėjom vienetą, tai šitas state'as mums gražins jau vienetą, dar kartą įvykus šitam actionui, state'as gražins dvejetą ir taip toliau. Tai form action, tai bus būtent į buttoną paduodama šitas actionas. Tai šiuo atveju, kiekvieną kartą paspaudus buttoną, mes pakviesime šitą form action, šitas form actions būtent įvykdys šitą funkciją ir kadangi mes turim čia initial state 0, tai jisai pridės tą vienetą ir mes kiekvieną kartą spaudinėjant šitą mygtuką padidinsim šitą pradinį state vienetų. Ir kiekvieną kartą paspaudus bus +1, plus dar vienas ir taip toliau. Tai va, tai čia yra toks paprastas pavyzdys, kaip veikia šitas use form state. Kitas svarbus dalykas, kad kartu su use form state mes galime naudoti use form status. Use form status leidžia mums gauti būtent tos formos, tokį kaip dabartinę būseną. Tai yra, kai jūs paspaudėt mygtuką, tai aišku, tai nebus, kad mes tiesiog inkrementinsim, tai bus atliekamas kažkoks API requestas, tai yra kažkokia užklausa. Ir tuo metu, kol šita užklausa vykdoma, mes galime turėti šitą pending būseną. Tai yra matyti, kad šiuo metu vyksta užklausa, tai tas pats, kas dažnai vartojamas is loading. Tai va, tai mes turime šitą pending. Ir toks yra svarbus niuansas, kad naudojant use form status, mes šitą visą hooksą turime įdėti taip, kad jis būtų naudojamas viduj formos. Vat matome, čia yra formos tagas ir mes negalime vienam lygiai, tarkim, funkcija app ir čia viduj įsidėti šito use form status. Būtinai šitas hooksas turi būti viduj formos, tai jis turi būti aprapintas šituo tagu form. Tai dažniausias patternas ir ką čia šiuo atveju rodo ir React dokumentacija, mes šitą submit buttoną pasidarom kaip atskirą tokį komponentą, jame įsidedam šitą hooką use form status ir tada mes gražinam šitą buttoną ir jam tiesiai iš status šito hookso mes galime išsitraukti mūsų pending state. Tai yra, kad šiuo metu yra vykdoma užklausa, reiškia, mygtukas yra disablintas, tai yra išjungtas, negalima dar kartą atlikti paspaudimo. Ir šitą submit mygtuką mes įsidedam viduj kaip child elementą. Tai va, tai čia toks plus minus paaiškinimas, kaip veikia šitie hookai ir kaip reikia naudoti use form status. Tai tokiu principu mes dabar pas savį ir naudosime, galime grįžti į mūsų editorių. Ir čia mes tada pasirašykime griaučių šito hooko, use form state. Taip, dabar pasirašiau griaučius. Taip, du dalykai. Šičia mes turime į šitą masyvą įrašyti state, tai yra, kurį mes pasimsim, tai yra būtent koks dabar yra state'as. Ir čia turime įrašyti form action. Šitą form action mes įdėsime į mūsų formą. Ir dabar pačiam šičia use form state mes turime paduoti mūsų actioną, kurį naudosime ir turim paduoti initial state. Tai dabar aš tiesiog pasirašysiu laikinai čia funkciją, kuri mums pagražina tuščią objektą. Ir kaip initial state aš pasirašysiu, kad mes čia turim tuščią objektą, ne masyvų ženkliukas, o tuščias objektas. Tai matome, jokių klaidų nėra. Jeigu čia nebūčiau parašę šito returno, kaip pavyzdys, mums rodytų, kad mūsų funkcija šita yra voidas, o mes čia initial state niekaip jo nemodifikuojam, negražinam. Gerai, tai dabar mes laikinai pasidarom tokį visiškai tos griaučius. Čia pradedame rašyti form. Taip, čia dar tą vieną eilutę pratrinsiu, šiek tiek aptvarkysim. Taip, ir dabar formoje mes turime nurodyti tą patį actioną, action, ir mūsų actionas bus form action. Taip, čia turim form action. Dabar toliau mes patys darysime visą validaciją, tai yra mes patys validuosime e-mailą. Tai mūsų atveju nereikia, kad dar atskirai naršyklę tą daryti, aš galiu uždėti no validate. Sekantis žingsnis, aš noriu šiek tiek turėti iš viršaus margino, tai čia tiesiog
uždėsiu MT10. Taip. Ir dabar yra toks dar dalykas, kad mums kiekvieną kartą, kai šitas komponentas iš naujo užsimountins, man reikia, kad būtų išsivalytų visas inputas. Tai yra, kad aš inputę neturėčiau vėl prieš tai įvestos reikšmės. Tai yra, jeigu mes, tarkim, įvedėm e-mailą, paspaudžiam submit, ten įvyko kažkokia klaida, mums parodė klaidą, bet kad iš naujo nerodytų vėl to paties įvesto e-mailo. Tai tam, kad to nereikėtų daryti kažkaip rankiniu būdu, mes galim panaudoti key ant šito komponento ir čia tiesiog panaudoti mat_random. Dabar mums reikia viduje susidėti mūsų inputą ir mūsų buttoną ir taip pat aš norėsiu ten atvaizduoti kažkokias klaidas. Tai šiuo atveju, kad mes state'o neturėtume visą laiką kaip tuščio šito objekto, tai aš norėčiau panaudoti dar interfejsą tam, kad aprašyti, apie ką yra mūsų state'as. Nes kitu atveju, tai čia principai gaunasi objektas. Jeigu mes norėsim kažkokius įsitraukti properčius to objekto, tai kaip ir gausis, kad arba any, arba neturėsime kažkokio TypeScript supporto. Tai gerai, tai dabar čia aš naudosiu du interfejsus. Tai pirmas interfejsas, jisai aprašo būtent šito state'o, kokia yra struktūra. Tai taip, čia bus dabar būtent šito state'o interfejsas ir dar po kablelio mums reikia nurodyti interfejsą pačios form data. Taip, dabar, kaip matote, action form stage yra mano sugalvotas interfejsas, tai tokio interfejso mes neturim. Galime čia išsiskleisti sidebarą ir dabar pasižiūrėti kažkur tai source, susikurti ties package. Taip, ir čia mes sukursime šitą interfejsą, kurį aš prieš tai rodžiau. Rašom ties ir dabar rašome export interface. Ir čia mes pasirašysim savo šitą interfejsą. Tai pirmas tada properties bus is success, tai bus optional, čia bus mūsų booleanas. Antras bus error, irgi bus optional, čia bus mūsų stringas. Taip, tai kol kas tiek. Dabar taip, kad tvarkingiau atrodytų mūsų visi eksportai. Čia susikursiu index.tx, eksportuosiu šitą interfejsą. Taip, dabar grįžtame į formą. Čia aš uždarau šitą. Ir dabar spaudžiam Alt Enter. Mums iškart siūlo from @ts importuoti šitą interfejsą. Mes importavom. Ir matome, jeigu dabar pasižiūrim ant state, tai state pas mumis yra tipas iAction form state. Tai tokio, kokį ir tikimės, į vidų užėjus rodo, kad čia yra interfejsas action form state. Tai va, kadangi mes pasirašėm abudu properčius, kad jie yra optional, tai reiškia mūsų initial state'as gali būti visiškai tuščias objektas. Taip, tai gerai, dabar aš turiu tada pasidaręs šitos formos griaučius, turiu čia state'ą. Tai man šito state'o prireiks, kai aš dabar norėsiu čia susikurti šitą atskirą komponentą, kuris laikys mūsų mygtuką, buttoną ir taip pat laikys ten inputą. Tai aš pavadinsiu šitą tiesiog, nežinau, kokią nors form section. Nieko geriau nesugalvojau šiuo metu. Ir šitam mūsų komponentui reikės taip pat paduoti šitą state'ą, nes aš viduje noriu matyti, ar įvyko klaida ir ar sėkmingai buvo įvykdyta užklausa API, tai yra mūsų vartotojas sėkmingai užsiregistravo. Tai gerai, aš dabar atsidarau mūsų sidebarą. Šitoj subscription dalyje aš vėl sukuriu naują failą. Taip, prašom form section, tsx, enter. Vėl rašau sutrumpinimą, sugeneruoju arrow function. Ir tiesa, čia irgi taip pat turime iš karto nurodyti, kad tai bus use client, nes tai bus irgi use client side komponentas. Nepataikau parašyti. Taip. Ir dabar mums svarbu, kad mes perduotume, kur minėjau, tos visus propsus. Tai mums reikia čia pasirašyti, kad mūsų interfejsas, aš dabar dar sumažinsiu, kad geriau matytųsi. Taip, kad mūsų interfejsas palaikytų visiškai tos pačius tipus, tai rašysiu iAction form state. Tai va matome, dabar mes turėsim tą patį interfejsą, kurį naudoju state'ui. Ir čia mes galime šitą propsus išdestructinti ir pasimti po vieną reikšmę. Tai error ir is success. Taip, dabar mes galime grįžti atgal į mūsų formą. Dabar taip, čia importuokime mūsų form section. Taip pat irgi sutrumpinsiu šitą importą.
Tai va, ir dabar mes galime čia paduoti mūsų propsus. Tai kadangi aš čia padeklaravau, kad mūsų propsai bus visiškai tokio paties tipo, tai reiškia, čia mes turėsime paduoti po vieną reikšmę, po error reikšmę ir turėsim paduoti success reikšmę. Tai jeigu aš dabar štai taip padarau, padarysim, kad galime mes papesinti tuos propsus. Čia vieną ištrinsiu. Ir čia galime paduoti iš karto state ir tarkime taškas error. Galime čia irgi tą patį padaryti, state taškas is success. Aišku, kitas variantas būtų ne per taškelį imti, galima būtų tiesiog state paimti ir destructinti ir iš state'o pasimti kiekvieną reikšmę, bet čia nėra svarbu, palikime taip kaip yra, bus daug aiškiau, kad čia yra state'as, o iš state'o čia pasiemu po vieną reikšmę. Gerai, grįžkime atgal į form section. Štai turime error ir turime is success. Dabar, jeigu gerai prisimenat, mes naudosime tą hooksą, kurį prieš tai rodžiau, use form status. Tai čia įsidedam const. Taip, dabar irgi pasidarysime mes čia kaip objektą use form status. Taip, dabar reikia importuoti šitą hooksą. Taip, importuojame iš React DOM. Čia šiek tiek paformatuojam. Ir matome, mes čia galime pasimti pending, action, data ir method. Tai dabar pasimkime mes pending, nes man aktualu žinoti, ar šiuo metu vyksta užklausa, ar jau pabaigė vykdyti užklausą. Ir į vidų dabar susidėsime mūsų inputą, buttoną ir taip pat dar pasižiūrėsime tada, kaip atvaizduoti klaidos žinutę. Tai pirmas dalykas, ką mums reikia pasidaryti, tai susikurti divą. Aš iš karto įdėsiu divą, kurį naudosiu, kad laikytų šitos abu elementus. Taip, tai čia naudosiu gridą tam, kad galėčiau kontroliuoti, kad ant vienos rezoliucijos mūsų inputas ir buttonas yra vienoje linijoje, ant mažesnės rezoliucijos mūsų inputas ir buttonas yra vienas po kito ir jie užima vienodą plotį. Gerai, dabar įsidėkime mūsų inputą. Taip, dabar reikia importuoti inputą. Importuosime čia iš mūsų components package'o. Tai yra čia tas inputas yra iš CN bibliotekos. Tvarkoju, tai aš esu išjungęs autocompletą. Nurodęs tipą, kad tai yra elektroninis paštas, email, vardas yra name email, tai reiškia, pagal šitą name mes galėsime formoje gauti šito emailo reikšmę. Taip pat yra placeholderis, tai yra tekstas, kuris bus viduje inputo ir šiek tiek stilių. Taip, dabar galime pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų inputas. Na, štai matome, atsirado inputas, enter your email. Taip, dar vienas dalykas, ką mums reikėtų pasidaryti, kad jeigu mes sėkmingai atlikome submitą, tai yra sėkmingai vartotojas užsiregistravo, mums dar kartą neleistų vėl submitinti. Aišku, ten perkraus svetainę mes iš naujo galėsime vėl submitinti, bet principė šiaip tai reikėtų jau disablinti šitą inputą, kad nebevedinėtų dar vieno adreso. Tai galime pasidaryti disabled. Ir čia mes viršui turime is success. Tai reiškia, jeigu sėkmingai įvyko mūsų užklausai į sender.net API, mes tenai išsaugome šitą prenumeratorius elektroninį paštą, reiškia, mes galime sėkmės atveju tiesiog disablinti. Tai jeigu yra is success, mes disablinam šitą inputą. Tokia pati situacija bus ir su pačiu buttonu, tai yra, kuris leis mums submitinti šitą formą. Tai galėsime dabar apačioj dasidėti ir mūsų buttoną. Gerai, čia žemiau dedame buttoną. Taip, matome, yra mūsų komponentas button, spaudžia Alt Enter, importuoja button, kaip matome, importuojame iš ten pat, components UI button. Aišku, irgi galėjome čia šitame UI package pasirašyti index failą, tada viskas būtų importuojama iš UI, būtų viena eilutė, bet dabar nėra svarbu, vėliau pasižiūrėsim tada, jeigu matysim, kad daugiau komponentų yra iš to, tai jos galima daryti inline. Gerai, tai dabar mūsų buttonas yra, tipas yra submit, mes submitinsim šitą informaciją. Čia šiek tiek pasirašiau stiliaus ir čia yra tekstas notify me. Tai dabar pasižiūrime, kaip atrodys mūsų šitas buttonas. Na, va, matome, dabar atsirado apačioje šitas notify me buttonas. Jeigu aš dabar padidinsiu per visą ekraną, matome, jie yra vienas šalia kito. Ir dabar galim pabandyti ant kelių skirtingų rezoliucijų. Taip, pasidarykime, kad čia yra, nežinau, koks nors iPhone 14. Tai maždaug taip atrodys. Dabar pasižiūrėkime ant tableto, kaip atrodyto. iPad Pro. Ir tada galime pasiimti kažkokį custom rezoliuciją ir čia matome, padidinam, kaip fonas didėja ir jeigu pradėtume mažinti, matome šiek tiek ir tekstas mažėja ir elementai jau kitaip išsidėsto ir panašiai. Na, principė, kiek matau, tokio varianto pilnai užtektų, kad galima tiesiog sėkmingai užsiprenumeruoti
naujienlaiškį ir per telefoną, ir per laptopą. Gerai, dabar galime grįžti atgal į mūsų editorių. Ir žemiau aš norėčiau įsidėti klaidos pranešimą. Šitą klaidą mes gausime iš šito propso, error. Ir dabar šitas klaidos pranešimas turėtų atsirasti ir po inputų, ir po buttonų. Tai reiškia, jeigu mes turime divą, kuriame yra buttonas ir inputas, tai reiškia, aš noriu po jais, kad atsirastų šitas klaidos pranešimas. Aš dabar įsikopijuosiu šitą erroro pranešimą. Iš karto matote, aš jau turiu kažkokią klaidą kodę. Tai yra dėl to, kad jeigu mes neturim pagrindinio kažkokio parent komponento, ne komponento, elemento, kuris aprapina šitos atskirus du divus, tai mes visą laiką gausime tokią klaidą. Tam, kad jos išvengtume, vienas variantas yra tiesiog viską kišti į pagrindinį tėvinį divą, arba, kad išvengti dar divų divuose, mes tiesiog galim naudoti React fragment. Tai va, į šitą React fragmento vidų mes įdėsime šitus abu du divus. Ir dabar paspausim Ctrl-Alt-L ir mums dabar suformatuos kodą. Tiesa, čia matau, jau ne viską teisingai suformatavo. Vėliau reikės greičiausiai įsidėti pritierą, kad mums ne tik tai formatuotų ant Ctrl-Alt-L ir tuo pačiu ant kažkokio prekomito pasidaryti, kad būtų automatinis formatavimas. Gerai, taip, dabar ką aš įsidėjau? Tai įsidėjau divą. Divas turės pastovų aukštį, tam, kad nebūtų vadinamo layout shift, tai yra mūsų komponentas nesistumdytų pirmin atgal, kai yra eroras, arba kai nėra eroro, kad negrįžtų vėl į pradinį kažkokią poziciją. Tai visą laiką turėsim pastovų aukštį šitam dive. Ir tada yra sąlyga. Jeigu yra eroras, rodome tada mes dar vieną divą, kurio viduje turiu ikoną, tai yra kažkokios eroro ikoną, ir viduje aš turiu tekstą, būtent eroro tekstą, kurį rodysim priklausomai, ar tai yra validacijos klaida, ar įvyko kažkas pas mumis backend'e. Gerai, tai dabar man reikia importuoti šitą eroro ikoną, spaudžiu Alt-Enter, viršai pasižiūrėsime, matome, pas mumis iš to pačio Lucid React vėl importavo ikoną. Ir daugiau, kiek matau, liktai nieko ir nebereikia daryti, viskas yra importuota. Šičia dabar eroro mes jokio nematysim, jeigu aš dabar paspausiu, matome, tik tai atsirado truputį didesnis tarpas tarp mūsų šitų nuorodų ir šito Notify mygtuko. Bet mes galime imituoti, padaryti, kad mūsų eroras visą laiką yra lygus kažkokiam stringui ABC. Ir dabar, jeigu mes tą padarysime, turėtume matyti kažkokį eroro pranešimą. Va, matome dabar per centrą yra mūsų eroro ikona ir yra kažkoks tekstas. Tai šiuo atveju vėliau, kai atsiras kažkoks klaidos tekstas, mes čia ir matysime šitą klaidos tekstą. Jeigu dabar padarysim per visą ekraną, matome, kad pas mumis šitas klaidos tekstas atsiranda prie pat šito inputo pradžios. Gerai, tai dabar galiu viršų ištrinti šitą defaultinę reikšmę. Taip, pas mumis dings šitas eroras ir kaip matote, net ir dingus erorui, čia nesumažėjo tarpas, nes šitas divas garantuoja, kad vis laik turėsim kažkokią vertikaliai užimtą vietą. Gerai, erorą turim. Taip, dabar, kad eroras nebūtų visą laiką čia, tai yra, sakykime, kad man nereiktų kažkaip atskirai vien tik resetinti eroro, aš galiu pasinaudoti to, kad atliekant užklausą ir tarkim, jeigu prieš tai vartotojas blogai suvėlė elektroninį pašto adresą, įspaudžia Notify, pas mumis grįžta eroras iš mūsų validavimo, aš tada noriu, kad vartotojui dar kartą suvedus e-mailą vėl paspaudus Notify, iš karto dingtų šitas klaidos pranešimas ir jis atsirastų tik tuo atveju, jeigu vėl įvyko klaida. O nebūtų taip, kad mes turim tą error pranešimą, iki kol kažkas jį nuresetina. Tai va. O mes tą padaryti galime pasinaudodami šito pending flagu. Tai yra, mes žinome, kad kiekvieną kartą paspaudus šitas pending flagas tampa true. Tai reiškia vykdoma užklausa. Tai pasidarykime taip, kad mes rodome erorą su sąlyga, kad yra ne pending, jeigu tik tai nėra pending ir yra klaida. Tai va, tai dabar mes šitą sąlygą galim apačioj įsidėti, tai vietoj error pasidaryti show error tokį flagą. Kadangi jau palėtėm šitus flagus ir pradėjom rašyti įvairias sąlygas, tai galime dar papildomai pasidaryti sąlygą čia žemiau, kad mes norime rodyti spinnerį, tai šiuo atveju šito buttono viduj, kai vyksta pending, tai yra is loading. Tai dabar galime pasidaryti taip, kad mes turime sąlygą, čia pasidarykime, kad mes turėsime auštinius kliaustelius. Ir jeigu yra pending status, tai sakykime dabar yra pending, mes norime grąžinti kažkokį spinnerį.
Tas spineris, kad jisai suktųsi tol, kol vyksta šitą užklausą. Jeigu užklausa pasibaigia, mes norime rodyti šitą notify me tekstą. Įdėkime kokį nors spaną. Taip. Ir dabar mums belieka tik tai šitą spinerį susikurti, tai atsidarysime mūsų sidebarą. Dabar aš šitą spinerį dėsiu gal čia į UI, nes gali būti, kad vėliau to pačio spinerio prieiks kitose vietose, kur irgi naudosime gal viduj batono. Tai rašome spinner. Sukuriam čia spinner. Ir dabar aš čia jau įsikopijuosiu visą kodą, tai čia yra paprastas HTML kodas su tam tikromis Tailwindo klasėmis ir keletas SVG, ne keletas, o vienas SVG failas. Tai va, ir čia yra tiesiog parašyti stiliai, būtent su Tailwindu, kas leidžia mums padaryti šitą ikoną, būtent šitą SVG failą animuotą. Tai dabar mes pabandykime nueiti ir čia įsimportuoti. Taip, spinnerį importavome. Dabar, aišku, nieko nerodo. Aišku, sugebėjau padaryti klaidą, parašyti dar vieną klaustuką. Čia reikėjo tiesiog dvitaškio. Tai gerai, dabar turėtų mums atsirasti mūsų spinneris. Taip, tai kad pamatytume spinnerį, padarome, kad čia būtų pending priešinga sąlyga. Tai yra, jeigu ne pending, tai tada rodyk spinnerį. Va, ir matome, pas mumis dabar šitas spinneris sukasi. Tai tuo metu, kai mes darysime užklausą, šitas spinneris irgi rodys, kad vyksta kažkokia užklausa. Taip atstatom atgal į pending. Tai jeigu turim pending, rodom spinnerį ir aišku, tuo pačiu norėtume disablinti šitą mygtuką, kad kol vyksta užklausa, kad šitas mygtukas būtų disablintas. Tai rašome disabled ir čia padarome, jeigu yra pending. Tai šiuo atveju, jeigu mes padarysime šitas dvi sąlygas, štai padarysim priešingai ir dabar čia pasižiūrėsime, matome, dabar mygtukas yra disabled ir vyksta šitas spininimas. Tai viskas veikia kaip ir tikėjomės, gerai atstatome atgal šitas sąlygas. Taip, dabar turėtų statyti notify me. Gerai, tai reiškia, turime dabar galimybę uždisablinti mygtuką, rodyti spinnerį ir norėtume taip pat pasidengti dar vieną atvejį, kad mes dabar šitą disablinam batoną ne tik ant pending state, bet mes jį norim disablinti ir kai yra success. Tai tą patį reikėtų padaryti ir čia ant inputo, nes šiuo atveju dabar disablinti yra kai success, bet taip pat norim disablinti ir tol, kol vyksta užklausa. Tai galim pasidaryti dar vieną flagą, pavadinkim disabled. Ir čia parašykime, kad jeigu yra pending, tai reiškia vyksta užklausa, arba ta užklausa yra jau sėkminga, tai yra įvyko ir yra sėkminga, mes norime tada disablinti ir inputą, ir batoną. Tai dabar šiuo atveju turime disabled ir galime čia mes pakeisti disabled į disabled ir čia tą patį padarykime. Tai šiuo atveju, jeigu bus sėkminga užklausa, tai mes irgi uždisablinsim ir jeigu bus pending status, bus true, irgi uždisablinsim. Tai dabar pasižiūrėkime, jeigu mes čia parašysim true, pasižiūrim, kas čia bus. Va, matome ir inputas, ir mūsų notify mygtukai yra disablinti. Gerai, viskas tvarkoja. Taip, dabar dar vieną dalyką, ką norėčiau padaryti. Norėčiau, kad sėkmės žinutė, tai yra, kad sėkmingai mes užsiregistravome naujienlaiškiui, būtų rodoma tiesiog viduj placeholder. Vietoj to, kad dar čia kažkokius tekstus daryti arba čia panaikinti šitus inputus ir kažką vietoj jų parodyti, tai tiesiog galvoju, parodysiu sėkmės žinutę čia, tam pačiam placeholderį ir čia vėliau dar pačio batono viduje irgi parodysim kažkokį checkboxą, kad sėkmingai yra užprenumeruota. Tai dabar pasidarykime const placeholder. Ir čia mes turėsime sąlygą. Jeigu yra sėkmingai užsiprenumeruota, mes norime rodyti vieną tekstą, o jeigu prenumerata nebuvo sėkminga, arba ten dar įvyko kažkokia klaida, mes rodysime tiesiog tą patį defaultinį tekstą. Gerai, tai dabar mūsų defaultinis tekstas yra šitas enter your email. Tai čia aš rašau enter your email kaip fallbacką. Ir čia mums reikia įdėti jau kažkokį placeholderį, kuris rodys, kad mes sėkmingai užsiprenumeravome. Čia įklijuosiu tekstą. Taip, matome dabar, kad yra sėkmės atveju pranešimas, kad mes dėkojame už prenumeratą. Tai dabar mes čia galime įdėti šitą placeholderį. Tiesiog nurodom placeholderį ir jisai priklausomai, ar yra į success, rodys vieną ar kitą žinutę. Taip, gerai, dabar pasidengiame jau kažkiek pagrindinių atvejų. Tas pats dabar bus ir su batonu. Kol kas mes turime tik tai pending atvejį. Tai yra, jeigu vyksta užklausa, rodom spinnerį, kitu atveju visą laiką rodome tik žinutę notify me.
Tai reiškia, jeigu ir bus sėkmingai atlikta šitą užklausą, mes vis dar matysim notify me. Tai reiškia, šitą irgi galėtume pasikoreguoti. Ir dabar padarysiu tokį gal ne visai gražiai atrodantį sprendimą. Taip, padarykime iš naujos eilutės, kad čia eina šitas klaustukas. Ir tuomet mes turime dar šitą sąlygą ir dar į ją įdėsim dar vieną sąlygą. Tai reiškia, mes turėsime dabar tokį atvejį. Jeigu yra pending, rodom spinnerį, kitu atveju rodome dar vieną sąlygą. Jeigu mūsų, šitą aš truputį pratrinsiu, jeigu mūsų užklausa yra sėkminga, sakykime, is success, mes galime padaryti tada, kad naujoje eilutėje, kad rodysime kažkokį mūsų divą. Divą turiu minį, kad jame bus sudėtas mūsų šitas checkboxas ir bus sudėtas pranešimas, kad yra subscribe. O tuo atveju, jeigu nesėkmingai, tai mes rodysime tą mūsų prieš tai buvusi tekstą notify me. Štai dėjau notify me. Liktai matau, klaidos pranešimų nėra. Taip, dabar aš galvoju, kaip čia gražiau mums patvarkius, nes matau, vienais kliaustelis yra per daug. Taip suformatavau. Atrodo nelabai gražiai, nes čia yra nesentas ternary operator. Tai šiek tiek atrodo sudėtinga gal perskaityti, bet paprastai tariant, einam pirmą sąlygą, jeigu jinai true, gražinam šitą, jeigu šitą sąlygą false, einam į šitą sąlygą ir šitą sąlygą jau gražins vieną iš šitų dviejų. Arba šitą spanną su notify, arba gražins mūsų šitą divą su mūsų checkbox ikona ir su šito subscribe tekstu. Tai dar mums reikia šitą ikoną importuoti. Ir dabar čia viršui matome, taip, ikona irgi importuota. Dabar pasižiūrime, daugiau nienas formuodavo, ne, viskas tvarkoj. Taip, dabar gerai, pasižiūrėjom, pas mumis is success yra true, pažiūrėjom, ar čia kažkas pasikeitė. Jeigu success true visgi aš ištryniau, tai dar galime uždėti true. Taip, dabar pasižiūrim. Ir matote, kaip dabar atrodė sėkmės atveju mūsų pranešimas. Žinutė, kad užsisakėme naujienlaiškį, čia atsirado checkboxas ir pranešimas, kad yra subscribe. Tai to ir norėjau. Taip, galime dabar pašalinti šitą defaultinę reikšmę. Mūsų vėl reikšmės atsitys į pradinės. Ir kaip ir beveik visą kodą, beveik visą logiką turim pasirašę. Dabar reikėtų mums pasidaryti jau šitą actioną. Tai dabar reikėtų mums pasidaryti, būtent, kad įvyktų užklausai backendą, kiekvieną kartą paspaudus šitą mygtuką notify me. Gerai, grįžkime atgal į mūsų formą. Taip, čia turime formą. Ir mums dabar reikėtų implementuoti šitą form action. Tai dabar laikinai esam pasidarę, kad čia turime tiesiog returną tuščio objekto. Nueikime į mūsų pagrindinį source package ir čia susikurkime naują package actions. Taip, turime package actions ir pasidarysime šitą mūsų server actioną. Taip, pavadinau tiesiog subscribe. Prašome export const subscribe. Ir čia mes apsirašysime visą savo actioną. Tai dabar pasidarykime tiesiog, kad tai yra funkcija, kuri kažką gražina. Ir svarbus niuansas, čia dabar pamažinsiu, mums reikia pasidaryti, kad yra use server, kad yra server actionas. Dabar dar galime nueiti į mūsų šitą formą. Ir dabar čia galime dar viduje pasižiūrėti dabar šiek tiek apie šitą būtent actioną. Tai yra, ką jisai parametruose mums duoda. Jeigu nueitume į mūsų use form state hooką, štai matome, kad čia galime parametruose pasimti patį actioną ir actionas turi state ir turi payloadą. Ir čia viršui matome, arba turi tik tai state. Tai reiškia, mes savo parametruose dabar, kur pasideklaravom šitą actioną, tai pirmas šitas parametras yra state'as, antras parametras yra payloadas. Taip, dabar jeigu nueisime čia atgal į šitą subscribe, tai čia mes turėsime pas save šitas pirmas bus state'as. Mums šiaip šito state'o dabar naudoti nereikės, nes prieš tai buvusios būsenos state'ų man nereikia. Tai dabar kaip pavyzdys aš tiesiog galiu pasirašyti, kad tai yra iAction form state. Ir dabar čia mes jau turėsime mūsų tą data. Ta data mūsų bus tiesiog form data. Taip, ir dabar aš čia turėčiau gražinti visą laiką irgi iAction form state. Tik tai šiuo atveju mūsų šitas server actionas yra sinchroninis, tai užsirašome, kad yra sync. Ir šį čia galime netgi explicitly, kad būtų aiškiau padeklaruoti, kad mes gražiname promisą.
gražinsim promisą, kuris bus šito tipo iActionFormState. Tai čia įrašykime iActionFormState. Ir dabar čia galime pasirašyti, kad gražinsime mes tiesiog mūsų tuščio objektą. Kadangi gražinam tuščio objektą, jis atitinka mūsų iActionFormState galimą tipą, tai yra pagal interfeisą mes galime nieko neturėti viduje šito objekto ir todėl mes neturime šiuo metu jokio eroro. Taip, dabar pasimkime šitą subscribe, dabar nueikime į mūsų formą. Taip, čia yra mūsų forma. Ir dabar šitoj formai mes jau galime pasirašyti, kad naudosime šitą actioną. Taip, dabar įdėjau šitą subscribe, pasižiūrim, turėjo importuoti, štai importavo subscribe actions. Gerai, ir dabar netgi galime šitame subscribe šiek tiek pasikonsologinti, pasižiūrėti, ką mes gauname, paspaudę šitą Notify Me mygtuką. Tai pagal viską mes turėtume gauti iš tenai elektroninį paštą. Tai netgi galime pasirašyti, kad mūsų logerį tokį, kad pasimsime iš data, get, ir mes čia pasimsime mūsų e-mail. Ir aišku, čia reikia visgi dar be reikalo ištryniau, kad gražinsime tuščią objektą, kitaip bus mūsų rodys, kad tai yra klaida. Taip, dabar pasižiūrėkime, jeigu mes paspausime šitą, tiesa reikia atsidaryti kuraninis mūsų terminalas, nes logins tai čia apačioje. Taip, dabar jeigu paspaudžiam Notify, matome nieko nėra, parašome kažką tai, spaudžiam, matome konsologas, mes gavome šitą tekstą, kurį prieš tai įvedėm į inputę darbą, kartą pasirašom, spaudžiam Notify ir matome, gavome vėl šitą tekstą. Tai viskas tvarkoja, reiškia informaciją iš mūsų form action'o mes gauname šitą elektroninį paštą. Ir kaip matome, aišku, nėra kol kas jokios validacijos, tai mes gauname šiuo atveju bet kurią informaciją, kurią vartotojas suvedė, tai mums reikės dar papildomai pasidaryti validaciją. Aš truputį vėliau tada parodysiu, kaip tą darysime. Tiesa, noriu šiek tiek parodyti apie mūsų šitą loading state. Tai mes dabar galėtume kažkokį įsidėti imitaciją, kad mes vykdome užklausą, tą imitaciją dėtume uždėję kažkokį set timeout. Taip, gerai. Ir dabar jeigu mes paspausime, įvedę bet ką tai paspaudžiam sukasi spinneris, mūsų inputas ir buttonas yra disablinti, viskas kaip ir tikimės. Tai gerai. Reiškia, visas šitas state'as, kas liečia pas mumis pending, puikiai veikia. Dabar mums reikia pasidaryti validaciją. Tai validaciją darysim naudodami ZOT biblioteką. Aišku, čia paprastam elektroniniam paštui tai užtektų čia pasirašyti netgi kažkokį, ar tai regeksą galėtume, ar dar kažką tai, bet kadangi vis tiek bus vėliau kažkokių daugiau vietų, kur mums validacijų reikės, kažkokių backendo schemų ar dar kažko, tai galvoju iš karto instaliuoti ZODą ir mes tą ZODą dabar šitoje vietoje irgi panaudosime tam, kad pravaliduoti mūsų vartotojo elektroninį paštą. Gerai, eidame dabar į ZOT biblioteką. Štai atsidarė npm ZOT ir dabar čia viduje galima pasižiūrėti, kad galim nukopijuoti šitą komandą npm izot. Gerai, nusikopijuojam, einam dabar mūsų command line, čia įklijuojam ir spaudžiam enter. Dabar turėtų instaliuoti mūsų ZOT biblioteką. Labai greitai instaliavo. Gerai, tai dabar mums reikės panaudoti šitą validaciją. Ir dabar susikurkime schemą, pagal kurią mes validuosime mūsų elektroninį paštą. Tai rašau const schema. Ir čia mes dabar turėsime pasimti šitą dependency ir jį naudojant apsirašysime, kad tai yra būtent šiuo atveju tai bus tiesiog paprastas stringas, kurį validuojam pagal elektroninio pašto validacijos taisyklės. Tai rašysim taip z.string, matau dar neimportavo pas mumis z from zot.string. Ir dabar čia mes pasidarome, kad tai yra elektroninis paštas. Čia viduje e-mail mes teoriškai galėtume rašyti message. Tai yra kažkokia žinutė, kuri, sakykime, klaidos atveju, jeigu tai yra nevalidus elektroninis pašto adresas, mums rodytų pranešimą. Bet tam, kad paskui šitą žinutę pasimti iš šitos schemos, reikia dar papildomai rašyti tam tikrų funkcijų. Tai daug paprasčiau yra tiesiog susikurti atskirą paprastą žinutę. Tai yra, jeigu mūsų elektroninio pašto validacija nepraeina, aš tiesiog parodysiu paprastą žinutę. Taip, čia pasirašiau tada žinutę const validation error ir čia matome žinutė yra please provide a valid email. Tai gerai, tai dabar tam, kad mes galėtume šitą žinutę atvaizduoti, mes visų pirma turime pabandyti šitą mūsų elektroninį paštą, kurį prieš tai aš čia loginausi, pravaliduoti naudojant šitą schemą. Const email schema.
Tai dabar pasiemam šitą schemą, tada rašome save parse. Tai mes dabar bandome išparsinti šitą schemą. Ką reiškia save parse? Tai reiškia, kad šiuo atveju mums netraujins jokio exceptiono, o mes tiesiog gausime galimybę pasimti booleaną, tai yra true false, ar pavyko mums šitą validaciją. Ir dabar šitoj vietoje aš pasimsiu data, tai yra va čia iš mūsų parametrų, kur ateina data, ir get, ir kaip prieš tai darėme, pasimsim email pagal to inputo name. Gerai, mes dabar turim email, galim pasirašyti sąlygą if, email, ir dabar čia yra flagas success, if email success, mes tada galėtume kažką atlikti. Bet tikslas yra, kad iš karto, jeigu email nesuccess, mes iš karto gražiname kažkokį klaidos pranešimą. Tai šiuo atveju tada darysiu iš karto returną. Ir čia mes savo objektą, kadangi mes turim galimybę šitam objektą savo action form state, gražinti erorą. Va štai matome, man iš karto sufleruoja, kad galime gražinti erorą. Ir čia aš gražinsiu kažkokį klaidos pranešimą, kad šiuo atveju validacija nepavyko. Tai va, validacijos žinutė viršų jau pasirašėm. Tai netgi galiu tiesiog va taip padaryti, kad error yra mūsų validacijos žinutė. Tai dabar jeigu mes nesėkmingai, ne mes, o tiksliau vartotojas, jeigu blogai įveda elektroninį pašto adresą, mes gražiname šitą klaidos pranešimą. Gerai, dabar galime pabandyti paspausti ir pažiūrėti, ar mūsų validacija veikia, jeigu nieko nesame įvedę. Taip, čia sukasi mūsų šitas promisas. Štai matome, please provide a valid email. Tai šiuo atveju, kadangi nieko neįvedžiau, iš karto nurodė, kad validacija nepraėjo. Dabar pabandykime vėl kažką suvesti. Tiesa, kaip prieš tai dariau tą sąlygą, kad šitas pranešimas turi iš karto dingti, kai tik tai prasideda nauja užklausa. Tai dabar paspaudžiam notify. Matome, vėl nebėra klaidos pranešimo, nes iš naujo vyksta užklausa. Ir vėl gavome pranešimą, kad blogas elektroninis paštas. Dabar pabandome a.eta.a.lt. Tiesiog čia belia kokį elektroninį paštą įvedžiau. Ir pažiūrim, ar dabar šiuo atveju viskas pavyktų. Ir štai matome, jokio klaidos pranešimo nėra. Bet kadangi neįdėjome į success, tai gaunasi, kad šiuo atveju mes gauname vėl tą pradinę būseną. Tai mes čia turime patvirtinimą, kad validacija praėjo. Tai yra, jeigu praėjo šitą ifą ir nuėjo, sakykime, žemiau, tai gausis, kad mes pravalidavom teisingai elektroninį paštą, reiškia, šitoj vietoj netgi galėtume gražinti is success ir čia yra true. Tai va, tai dabar netgi jeigu pabandysime visą šitą padaryti, aš dar atnaujinsiu dėl viso ko, kad niekas nebūtų įsikešinę. Gerai, tai pabandom dar kartą, jeigu dabar nėra jokio elektroninio pašto arba blogas įvestas, turim klaidą, dabar įvedam kažkokį testinį elektroninį paštą, spaudžiam notify. Ir dabar turėtų mums rodyti, kad viskas sėkmingai vyko. Štai, matote, elektroninis paštas buvo validus. Tai pranešimas, kad sėkmingai užsiprenumeravome, čia dar užsidėjo checkboxas ir viskas. Reiškia, kaip ir forma pati veikia. Ir beliko dabar įdėti logiką, kuri pravalidavo šitą elektroninį paštą, kreipsis į sender.net API. Kad galėtume dabar įsidėti šitą sender.net visą API neužklausą, tai reikia nueiti į patį sender.net ir pasižiūrėti jų dokumentaciją. Štai atsidariau sender.net API informaciją. Ir čia galime pasižiūrėti, kairiai pusėje pas mumis yra subscribers ir dabar create new subscriber. Ir čia galima pasižiūrėti dokumentaciją, kad mes turime atlikti užklausą į šitą endpointą. Tada čia yra informacija, kaip susikurti visą užklausą, tai kaip pavyzdys galima paimti ir pasikopijuoti šitus dalykus ir pas save susidėti action failą. Atsidarome mūsų kodą. Tai dabar čia po importais apačioje aš įsidėsiu šitus importus. Taip, const URL, čia bus šitas URL, kur mes kreipsimės. Taip, headeriai, tai tiesiog galiu neletą prašysiu irgi const. Taip, headers. Taip, dabar mums čia reikia šitoj vietoje įsidėti savo tokeną. Tokeną mes pasimsime iš sender.net, susikūrę savo accountą, o šį čia aš įdėsiu tokeną naudodamas mūsų environmental variable, kurį galiu čia įdėti per edit configuration, tai šiuo atveju aš matote esu pasidaręs dev. Ir ant šitos dev aplinkos yra edit configuration, šitoj vietoje yra environment. Tai aš čia tiesiog įsikopijuosiu visą savo šitą tokeną ir šitoj vietoj, kur yra barrier, mes turim pasidaryti, kad čia būtų pridėtas mūsų šitas tokenas. Tai aš pakeisiu kabutės į tokias pasviras ir šiuo atveju čia mes įdėsime mūsų kintamai iš mūsų environmento. Tai šį čia darysim proces, nv ir šiuo atveju man reikia tiesiog nurodyti pavadinimą šito environmental variable,
kurį aš tenai susikūriau. Tai bus sender API secret. Tiesiog tai pavadinau sender API secret. Tai va, tai mes dabar turėdami šitą API key'ų galėsime sėkmingai atlikti užklausas būtent į šitą sender servisą. Vėl turim headeris, pasižiūrim, ar dar kažko mums reikia atliekant užklausą. Taip, čia yra nurodytas fetch'as, tai mes darome post metodą, headeriai, body, stringifyina mūsų body ir čia paskui sugelina mūsų atsakymą. Taip, dar pasižiūriu, ar kažkas dar let data, štai yra groups. Tiesa, mums reiktų nurodyti grupę, į kurią mes norime saugoti šitą elektroninį paštą, kurį vartotojas įves. Tai jeigu aš dabar nueisiu į sender.net dashboardą ir aš čia turiu dabar pas save subscribers, tai šitoj vietoj aš prie subscriberių galiu matyti visas grupės. Tai aš esu susikūręs grupę coming soon ir turiu test group. Tai šitą test group aš dabar panaudosiu būtent, kad lokaliai mes galėtume pabandyti pridėti elektroninį paštą, o šitą coming soon mes naudosime jau, kai turėsime savo staging arba tą production jau aplinką. Tai kai atsidaro grupė, va šiuo atveju coming soon grupė, ir mes čia turim ID. Pagal šitą ID ir žinosime, į kurią grupę dėti reikia šitą elektroninį paštą. Taip, test grupą aš nusikopijuosiu štai šitą grupės ID. Ir dabar mes galime grįžti pas save į kodą. Ir taip pat tenai prie kintamųjų aš įsidėsiu grupės ID, kad galėtume pasimti ir mums nereiktų čia hardcodintos grupės. Taip, gerai, dabar pačiam gale, kur baigėsi mūsų šitas tokenas, aš čia rašau email, pačioj group. Mail group lygų ir čia aš įdedu šitą ID. Gerai, dabar išsaugau. Ir tokiu pat principu mums dabar reikia pasimti šitą group ID. Tai šitoj vietoj aš pasirašau tada const, pavadinsiu groups, nes tenai siunčiama yra užklausa kaip masyvas. Pabandykime nusikopijuoti, kad patys nerašytume nieko. Ir šitą vietą aš pagreguosiu į email group. Ir čia parašykime const, kad būtų read only. Gerai, grupės turim, tiksliau čia bus tik tai viena grupė. Tai čia šitame būtent def environmente tai bus testinė grupė. Ir dabar jau greičiausiai mes galime daryti užklausą pilnai į mūsų šitą servisą. Gerai, čia pasirašome tada try. Apačioje galime pasidėti catch, jeigu kažkas eroras mums nutiktų. Ir dabar einame atgal į šitą dokumentaciją. Šitoje vietoje pasižiūrim, ką mes čia turime. Try. Čia galime nuskopijuoti šitą dalį, fetch. Pasimkime, grįžtam atgal čia. Ir šitam try daly mes galime fetchinti. Tai pasirašom const response. Yra lygu await. Oi, nedarašiau await. Await fetch. Gerai, tai mes čia dabar mūsų metodas yra post. Tada mes turim savo headerius, čia kuriuos viršui pasideklaravom. Ir tada turim body, JSON, stringify data. Tiesa, dabar, kai mes žiūrėjom šitą dokumentaciją, mes dar galėtume čia įdėti groups. Tai į data, jeigu mes įdedame e-mailą, tai būtų gerai įdėti ir tada groups, kaip atskirą fieldą. Tada tvarkoju, čia pasidarom tada, kad mes dėsime čia objektą. Ir šitam objekte mes turėsime e-mail. Mūsų e-mailas bus jau validuotas šitas e-mailas. Ir .data. Ką reiškia .data? Tai kad mes, kai pravaliduojam šitą e-mailą, naudojant Zod biblioteką, pati Zod biblioteka dar papildomai duoda jau validuotą e-mailą kaip data. Tai mes šiuo atveju, netgi jeigu turėtume nepaprastą stringą, turėtume kažkokį objektą ir objektas ten, sakykime, turi gal 5 properčius. Bet mūsų šita validacija, jinai aprašo, kad objektas gali turėti 4 properčius. Tai gavę šitą email.data, mes garantuotai gauname tik tai tos properčius, kuriuos mums pravalidavo šitą Zod bibliotekai pagal tą mūsų apsirašytą schemą. Aišku, šiuo atveju mes turim tik vieną fieldą ir čia nieko iš to mes neišlošiam. Gerai. Ir antras tada dalykas, ko mums reikia, tai kaip ir kalbėjau, groups. Tai va, čia groups įdėjom, kadangi groups šitas properties objekto yra toks pat, kokį ir mes apsirašėm čia groups, tai nieko daugiau nereikia čia mums mapinti. Taip, čia galime dar pasirašyti, mums sako, kad tuščias kliaustelis, tai čia pasirašom, kad mes turėsime Aurorą. Na ir šiuo atveju mes galim tada pasižiūrėti. Jeigu mūsų responsas yra OK, tai prasme mes sėkmingai mes sėkmingai vykdėm užklausą, galim grąžinti mūsų jau objektą is success, kuris bus true.
O jeigu nesėkmingai, tai galime gražinti objektą su eroru. Error. Ir čia mes turėsime kažkokį eroro pranešimą. Tai aš dabar pasirašysiu tokią generic error žinutę. Ir čia dabar pasikopijuosiu žinutę, tiesiog tekstą, kurį iš anksto jau pasirašiau. Taip, pasirašiau šitą žinutę. Something went wrong, please try again later. Tai gerai, tai dabar mes kaip error message grąžinsim šitą error message. Ir čia reikia parašyti, kad tai bus returnas, nes kol kas tiesiog būtų buvęs voidas. Gerai, tai sėkmės atveju success true, nesėkmės atveju error messages. Na ir aišku, dar gali būti tokiu atveju, kai pas mumis šitą API užklausa ištraunins kažkokį exceptioną, tai šitą variantą irgi galime suhandlinti, tiesiog pasidarysim returną visiškai to pačio error message. Taip, dabar apačioje čia galime šitą išsitrinti, nebereikalingas. Dabar pasižiūrim, typo in word, rename to. Matau, kad buvo klaida tiesiog tame pavadinime, kurį parašiau, tai čia, kai tenai pataisai, visur pasitaisiu šitos klaidos. Taip, tvarkoj, tai reiškia, dabar jau liktai viską turiu. Reikia dabar pabandyti, ar veikia mūsų užklausa. Tai šiuo atveju, kadangi čia į aplinką susidėjau šitos kintamosius, galime dabar pabandyti atsidaryti mūsų šitą aplikaciją. Taip, dabar gerai. Parefreshinsim, paskutinis, matot, status buvo, kad viskas success. Taip, čia dabar pasižiūrim, aš bandysiu šitą užklausą siūsti į mūsų grupę, kurį vadinasi test grupė. Taip, kur mūsų groups. Taip, yra test group. Iš to į test group turime kol kas tik tai vieną subscriberį. Tai yra tą defaultinį elektroninį paštą. Gerai, dabar einame čia ir pabandome mes subscribinti. Rašysime vėl kažkokį testinį elektroninį paštą, spaudžiam notify me. Štai sėkmingai rodo, kad mes subscribinom. Tiesa, šiek tiek užtruko vien dėl to, kad dar yra palikta šitas await new promise 3 sekundžių. Tai dabar pasižiūrėkime, ar visgi sėkmingai mes subscribinom, ar atsirado mūsų elektroninis paštas šitoj grupiai. Taip, čia yra test group. Atnaujinkim dabar šitą langą. Nu, va, ir matome a.a.lt pateko į šitą test group. Viskas sėkmingai. Gerai, galime grįžti į mūsų editorių. Taip, ir dabar dar vienas dalykas, ką norėjau parodyti, tai kai mes turime server actionus, koks vienas iš pliusų yra, kad mūsų šitas visas API-us, tai yra į kurį mes kreipiamės, mūsų šitas barrier tokenas, mes jo kaip ir nematome pas save naršyklėje. Tai yra mes naudojame server actioną, tai yra visas šitas dalykas įvyksta serveryje ir galime dabar atsidaryti ir dar kartą pabandyti mes pasubscribinti, įsivesti kitą elektroninį paštą. Jeigu aš dabar atidarysiu, taip, atsidarome čia mes. Tiesa, čia matote error pranešimą, bet čia šitas erroras susijęs su šitais pluginais, kur čia viršui turiu, tai čia nieko bendro su mūsų aplikacija nėra. Taip, šiek tiek uždarysiu šitą mobile versiją. Įvedę kažkokį irgi testinį elektroninį paštą, čia nesvarbu koks, .lt. Ir dabar pažiūrėkime, kas įvyks. Tai dabar vyksta užklausa ir galėsim pasižiūrėti network tab'e. Tai matome, sėkmingai subscribino, atsidarome čia daugiau. Ir dabar pasižiūrėkime, kas įvyko. Tai mes matome, kad mūsų requestas nuėjo į tą patį localhost 3000. Posto metodas, ok. Payload'e mes turime čia būtent kas ateina būtent iš šitų hookų, kurios naudojam formai kontroliuoti. Čia ID yra kažkoks sukūriamas pakopot ir panašiai. Ir dabar mes turime e-mailą. Tai mes submitinom būtent šitą e-mailą, daugiau nieko neturim, nėra nurodyta, kad mes kreipiamės būtent į center.net. Ar kažkaip kitaip exposinamas mūsų tenai barrier tokenas, tai va, tai turime tiesiog užklausą, paprastas post metodas ir tiek. Ir kaip minėjau, viskas vyksta serverio pusėje. Tai gerai, dabar mes tada pasibaigėm šitą užduotį, galime sėkmingai prenumeruoti, rodyti pranešimą ir taip toliau, tai beliko dabar viską mums supušinti į mūsų šitą landing page branchą. Tai dabar aš galiu čia atsidaryti commit. Čia matome viską, ką mes čia commitinsim. Tai yra pas mumis pokyčiai ne tik failuose, bet pas mumis yra ir package JSON, yra pokyčiai ir taip toliau. Tai mes dabar galime tiesiog pasižymėti, kad viską norim sukomitinti. Taip, pasižiūrim, taip, čia viską komitinsim. Dabar parašome žinutę. Add landing page. Ir čia bus tokia tiesiog abstrakti žinutė. Ir dabar mes galime tada paspausti netgi commit and push. Nereikia mums daryti vien tik tai commito. Iškart jeigu supušina, jeigu viskas sėkmingai. Na štai, matome, viską supušino, rodo pushed one commit.
Taip, dabar mes galėsim prisijungti prie mūsų GitHub'o, susimeržinti šitą branchą tiesiai į develop ir tuo pačiu atsidarysime Vercel konsolę ir pasižiūrėsime, kaip susideployino į develop aplinką mūsų šitas landing page. Taip, dabar aš atsidarysiu tada mūsų GitHub'ą. Štai atsidariau GitHub ir mes matome, kad jau rodo, kad mes turime pakeitimus šitame branch'e feed landing page. Gerai, pasidarome pull requestą. Taip, čia nieko aš daugiau nedarysiu. Spaudžiu create pull request. Tai mes dabar spaudžiam merge pull request. Tada mes konfirminam. Taip, ir viskas sėkmingai sumeržinom. Dabar einame į Vercel. Štai atsidariau Vercel. Mes esame frontendiniai daly aplikacijos. Taip, dabar matome, kad developas buvo tik nesenai atnaujintas, nes mes sumeržinome mūsų kodą į developą. Tai galime pasižiūrėti, čia dabar vyksta bildinimas. Čia kol kas matote, rodomas yra sena aplikacijos versija. Dabar jeigu mes pasižiūrėsime į logus, tai čia matysime, kaip dabar, kada pasibaigs mūsų šitas visas bildas. Ir kai atnaujinsim prieš tai šitą aplikaciją, po to, kai sėkmingai bus subildinta, galėsim matyti, kaip jau pasikeitė visas vaizdas. Taip, dabar galim parefreshint. Matome, aplikacija mūsų pilnai atsinaujino. Gerai, kol kas dabar uždarau. Ir dabar mes turim šitą develop, tai kol kas aš developę nieko čia nemaigasiu. Mano tikslas dabar šitą jau versiją, kadangi mes ją norėsim pasideployinti į productioną, galima pasižiūrėti, ar net sėkmingai veikia ant staging aplinkos. Tai dabar, jeigu mes nueisime pas save į projektą į nustatymus, tai pasižiūrėkime, kur yra mūsų environmental variables. Ir man šitam environmental variables, man sunkus ištarti žodį, man reikia pasidaryti, kad ant mano būtent staging aplinkos aš turėčiau šitos kintamuosius, tai yra turėčiau tokeną ir turėčiau group. Group aš naudosiu test ant staging aplinkos, o jau production'e naudosime tą coming soon grupę. Tai gerai, dabar aš susirenku tuos environmentus, kurių man reikia. Tai aš dabar čia tiesiog nuimu checkboxus nuo kitų environmentų ir čia pasirinku, ant kokio brančo aš noriu turėti šitos kintamuosius. Taip, parodau, kad čia yra staging. Tai dabar man reikia čia įdėti šitą grupę. Tai mes dabar galime grįžti į center.net. Taip, testinė grupė, tai čia bus šita reikšmė. Tai aš dabar dedu šitą reikšmę. Pas savęs kodę mes, pamažinsiu, esame pasivadinę šitą kintamąjį email group, nusikopijuoju, grįžtam čia, rašau email group ir dabar reikia dar mums pridėti šitą tokeną, kad aš galėčiau atlikti užklausą. Tai aš dabar pasiemu šitą pavadinimą, čia įsikopijuoju ir dabar man reikia čia įkopijuoti šitą tokeną. Tai šitą tokeną aš pas save pasimsiu iš environmento, tai pasiemu, nusikopijavau, grįžtam čia ir štai čia įdėsiu savo šitą tokeną. Gerai, dabar spaudžiam save. Taip, dabar išsaugau email groups ir sender. Tai dabar šitie kintamieji turėtų veikti ant mano staging aplinkos. Ir dabar man reikia ant production aplinkos visiškai tą patį atlikti. Tai tokeną aš paliksiu tą patį, kurį prieš tai naudojau. Ir taip pat dabar nukopijuosiu pavadinimą email group. Ir čia pridėsiu dar vieną kintamąjį email group. Tik tai šiuo atveju man reikia iš sender.net jau pasimti kitą grupę. Tai aš dabar ir nueinu į groups ir pasimsim šitą coming soon groups ir šitą grupės ID. Grįžtam atgal į Vercel ir šitoje vietoje aš kopijuoju, spaudžiam save. Ir dabar aš pridėjau kintamuosius. Štai, jeigu aš dabar pasimsiu production, turime 2, jeigu pasimsiu preview staging, turime irgi 2. Viskas puiku. Gerai, tai dabar mes galime pabandyti pasideployinti į staging aplinką ir tada pasižiūrėti, ar staging aplinkoje pas mumis jau veikia šitas funkcionalumas. Tai einame atgal į šičia, į mūsų GitHub'ą. Gerai, spaudžiame dar kartą pull request. Dabar pasidarykim new pull request. Ką mes norime dabar padaryti, tai mes norime iš developo sumeldžinti į mūsų staging. Taip, dabar gerai, mes developą merginame staging, create pull request. Taip, pasirašome žinutę merge develop to staging. Ir čia spaudžiam create pull request.
Taip. Dabar tikrina, ar galime sumeržinti, spaudžiam merge, confirm merge. Na va, ir pagal viską mes jau sumeržinom mūsų developą į staging. Dabar galime eiti pasižiūrėti šį čia, nueisime į project ir apačioje gali būti, štai matome, kad staging nesenai buvo updatintas, neužilgo turėtų pasibaigti deploymentas. Ir kai deploymentas pasibaigs, tada pasižiūrėsime, ar ant staging aplinkos irgi veikia šitas prenumeravimas. Dar, manau, užtruks kokį 14 sekundžių. Štai rodo, kad mūsų deploymentas jau yra baigtas. Pabandome atsinaujinti puslapį. Štai viskas atsinaujino. Puslapis bent jau iš pirmo vaizdo veikia. Gerai, dabar pasibandom įsivesti kažkokį elektroninį paštą. Tai pabandykime parašyti staging@bcl.com. Gerai, ir dabar pabandykime išsiųsti šitą užklausą į zender.net. Štai rodo, kad sėkmingai užsiprenumeravom. Dabar pabandykime nueiti ir pasižiūrėti, ar prie šitos grupės, nes staging aplinkoje dar turėjo būti test grupė. Tai matome sėkmingai staging@bcl.com. Gerai, tai viskas tvarkoja, reiškia sėkmingai vyko užklausa. Dabar mūsų tikslas tada sumeržinti mūsų šitą staging, tai yra tą mūsų jau testinę aplinką tiesiai į productioną, kad jau be jokio subdomeno mes tiesiogiai pasiektume bigcitylovers.com. Ir iš ten jau oficialiai visi vartotojai galėtų prenumeruoti naujienlaiškius. Gerai, tai dabar einame vėl atgal į mūsų šičia GitHubą, vėl spaudžiam pull request. Čia dabar klausia, ar mes nenorime iš karto šito stagingo sumeržinti greičiausiai mainą, tai pabandom paspausti compare and pull request. Tai mums dabar reiktų stagingą atvirkščiai sumeržinti tiesiai į mainą. Taip, matome, kad turim visus pokyčius. Merge staging to main. Gerai, tai dabar mes mūsų stagingą merginam į mainą. Taip, dabar yra tikrinama, ar galime merginti. Taip, konfirminam. Taip, merge'as įvyko. Vėl grįžtame pas save į projektą. Tai dabar turėtų neužilgo pas mumis rodyti, kad pasižiūrim, taip, merge completed, pasižiūrim dar deploymentus. Taip, matome, deploymentas dabar yra jau production'e vyksta buildas. Taip, palauksime, kol pasibaigs. Štai, buildas pasibaigė. Viskas sėkmingai. Dabar mes galime tada pabandyti ir jau atsidaryti pagrindinę svetainę. Ir pasižiūrime, ar mums čia sėkmingai pavyko. Nu, žiūrime, matome tą patį visiškai vaizdą. Dabar, taip, dabar, kai aš suvesiu elektroninį paštą, mūsų jau šitas elektroninis paštas atsirasti turėtų šitai grupiai coming soon. Kol kas matome, nieko čia neturim. Tai pasižiūrime, ar mums pavyks. Tai dabar rašome kažkokį elektroninį paštą. Aš parašysiu savo. Taip, ir dabar aš spaudžiu nusiųsti užklausą. Nu va, ir matome, kad mes sėkmingai užsiprenumeravom. Dabar klausimas, ar čia sėkmingai atsirado šitas įrašas. Nu va, matome, kad šitoj coming soon grupėje atsirado mano elektroninio pašto adresas. Tai šiandien parodžiau viską, ką buvau suplanavęs. Nu, kaip matome, prenumerata veikia sėkmingai. Dizainą padariau šiek tiek responsive, bent jau kiek pratestavau, liktai ant mobilių telefonų veikia, rodo visai padoriai, galima sėkmingai užsiprenumeruoti. Tai jūs irgi galite išbandyti šitą jau landing page'ą ir užsiprenumeruoti naujienlaiškį, kuris kažkada išeis, kai pavyks šitą projektą pabaigti. O sekančiose video aš pasistengsiu galbūt jau pradėti konstruoti karkasą. Taip pat vieną video skirsiu būtent aplikacijos routinimui, pasižiūrėsime, kaip tie dalykai darosi būtent Next.js framework'e. Ir šiandieną tiek, susitiksim sekančiam video.